Sveiki. Visai nesenai Lietuvos žiniasklaidoje nuvilnijo džiaugsmingomis natomis skambantys straipsniai apie tai, kad 4 metus iš eilės į Lietuvą grįžta daugiau lietuvių nei išvyksta. Tokią statistiką metraštyje skelbia Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Tame pačiame kasmet skelbiamame Migracijos metraštyje yra ir daugiau Lietuvai svarbios statistikos. Yra ir tokia lentelė pavadinimu asmenų netekusių Lietuvos Respublikos pilietybės skaičius. Tai šis skaičius ne tik, kad 4 metus, bet visus 10 metų, kiekvienais metais rodo tokius skaičius, kad Lietuva netenka visai netoli 1000 piliečių. Tai yra, kiekvienais metais Lietuva nubraukia 1000 piliečių, kiekvieną dieną 3 Lietuvos žmonės. Ir netenka ne todėl, kad šie Lietuvos žmonės kažko tai nusikalto Lietuvai ar padarė kažkokius tai Lietuvos, sakykime, saugumui pavojingus darbus, ar tiesiog atsisakė gimimu įgytos Lietuvos pilietybės. Ne, Lietuva šių žmonių netenka kasmet, kasdien dėl vienos vienintelės priežasties, nes šie žmonės įgijo ir kitos valstybės pilietybę. Kokios valstybės? Na, dažniausiai statistikos šie žmonės įgijo Vokietijos, Norvegijos, Jungtinės karalystės, Švedijos, Jungtinių Amerikos valstijų, kitų ES, NATO, Europos ekonominės erdvės, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių, trumpai tariant, Lietuvos partnerių, Lietuvos sąjungininkių pasaulyje pilietybės. Ir noriu labai pabrėžti, kad 3 iš 10 Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiųjų yra jaunimas. Tai yra žmonės gimę nepriklausomoje Lietuvoje. Ir šią statistiką ir šios skaičius miniu ne šiaip sau. Šią statistiką miniu todėl, kad šiandienos mūsų pokalbio su pilietybės svečias yra žmogus, patenkantis į abi mano paminėtas statistikos lenteles. Tiek į grįžimo į Lietuvą, tiek ir į pilietybės netekimo. Tai šis žmogus yra Žilvinas Širvinskas. Tad mes dabar ir labinamės su Žilvinu tiesiogiai iš Lietuvos, kurioje, kaip jis sako, nors yra lietuvis, gyvena kaip nelegalas ir be jokios teisės būti Lietuvoje. Labas vakaras, Žilvinai. Labas vakaras. Žiūrėkit, Žilvinai, aš jūs trumpai pristatysiu ir paskui paprašysiu papasakoti jūsų istoriją. Tai trumpai pristatysiu Žilviną. Žilvinas yra lietuvis, gimęs Lietuvoje, lietuvių tėvų šeimoje ir Lietuvos pilietybę įgijo gimimu. Kai Žilvinas buvo nepilnametis, tėvai išvyko į Kanadą, išsivežė kartu ir jį. Prieš 9 metus Žilvinas, jau suaugęs vyras, iš Kanados grįžo į Lietuvą. Tad yra žmogus patenkantis į tą džiugę sugrįžtančiųjų statistiką. Grįžęs į Lietuvą, Žilvinas nori pabrėžti, kad nieko iš nieko neprašė. Jis grįžo į Lietuvą iš Kanados, sukaupė savo kapitalą ir Lietuvoje sukūrė savo verslą. Ir praėjus 9 metams po sugrįžimo į tėvynę, į Lietuvą Žilvinas liko be Lietuvos pilietybės. Ir todėl jis yra žmogus patenkantis ir tą kitą iš Lietuvos piliečių išbrauktų žmonių statistiką. Atsiprašau, įdomi detalė yra dar ir ta, kad apie tai, jog nebėra Lietuvos pilietis, kad jis neteko Lietuvos pilietybės, Žilvinas sužinojo, nebuvo informuotas ir sužinojo visiškai netyčia. Tad Žilvinai, visų pirma, dėkoju, kad susisiekėte su mumis ir pasidalinote savo istoriją ir dabar sutikote ją papasakoti viešai. Tad sakyčiau, pradėkime nuo pradžių. Kaip jūs sakėte, kaip jūs save pristatote, esate nelegalas tėvynėje be jokios teisės būti Lietuvoje, nes jokio nusikaltimo nepadariau. Šitaip jūs pristatote save ir, toks pristatymas, švelniai sakant, yra kraupus. Tad ir pradėkime nuo pradžių. Žilvinai, kur jūs gimėte, kada ir kaip iš Lietuvos išvykote? Tai gimiau Kaune 80 metais ir kaip jūs ir minėjot, nepilnametį mane įsivežė tėvai į Kanadą ir grįžau. Subrendęs, supratęs, kad Kanada ar emigracija ne man, gal tėvynės šaukimas buvo, čia tiksliau net
nepaaiškinami dalykai, man atrodo, kad tam tikra branda ateina gyvenime ir suvoki tam tikrus dalykus, įsigilinęs į save, kad gal ne vietoje esi ir išgirsti tėvynės šauksmą. Žinai, o jūs sakėt, kad buvote nepilnametis, tai kiek jums buvo metų, kai išvykote iš Lietuvos į Kanadą? 17, beveik 18, 17 ir 9 mėnesiai. Tai gimęs augęs Lietuvoje ir kiek metų jūs gyvenote Kanadoje? Gyvenau kažkur tai 17-18 metų Kanadoje. Žiūrėkit, ir man atsiųstame elektroninėme laiške rašėte, kad iš to, ką supratau, tai kad nebuvo ten jau toksai rožėmis klotas gyvenimas Kanadoje. Kaip jūs sakot, kad kaip ir kiekvienas imigrantas dariau viską, kad pasiekti geresnį gyvenimą. Tai galite trumpai papasakoti, ką jūs veikiate Kanadoje, kokius darbus dirbote ir kaip sukaupėte tą kapitalą, kurį paskui parsivežėte į Lietuvą. Tai mano tėvai tai buvo ekonominiai emigrantai. Tai buvo 98-ieji, Lietuvoje chuliganizmas klestėjo, manyčiau. Tai sugalvojo išvažiuoti. Tai ir ką, mes kaip ekonominiai emigrantai daug dirbom. Tai klausėt, ką viską. Ta prasme, iš pradžių tu atvažiuoji į svetimą šalį. Tai jokių pažįstamų. Ir laikraštukai skelbia ten kažkokius tai darbus, nueini, negauni jų, tai pradedi vos nedesperatiškai ieškoti bile ko. Ir dar įdomi detalė, tėvai emigravo kaip inžinieriai. Tai aš manau, kad jiem lūkesčiai kažkokie tai buvo susiklostę, kad jie dirbs pagal specialybę. Ir tai yra netiesa, neįmanoma įsidarbinti kaip specialistui Kanadoje, nes iš karto tokios kaip žirklės gaunasi, tavęs prašo kanadietiškos patirties, nors tu tik atvažiavęs. Tai tėvai susidūrė su tuo, tai jie irgi susitaikė, kad dirbs bile ką. Ir tai mano pirmas darbas buvo laikraščių išnešiojimas, kur ten tu maratoną bėgi. Tai ir gauni grašius iš esmės. Tai po to tėvai sugalvojo prižiūrėti namus. Ne tai, kad sugalvojo, bet pamatė, kad tai įmanoma. Jie ten kursus kažkokius tai užsibaigė ir prižiūrėjo namus. Ir aš irgi tada prižiūrėjau tos namus, padėdamas jiem, dar ir mokiausi viduriniai mokyklai. Tai va, ir po to buvo kiti darbeliai, benzokolonėliai dirbau, bažnyčioje dirbau prižiūrėtojų, ten buvo vienu metu mokiausi ir 3 darbus vos nedirbau. Tai dar pagreitinti istoriją, universitetą baigiau pirmus metus, supratau, kad tai ne man, nes neturėjau laiko netgi mokytis, daug dirbau, nuėjau egzaminus laikyti, iš savo žinių išsilaikiau ten 80 kažkeliem procentam, susimokėjau galų gale už tuos metus 12 000 ir supratau, kad tai ne man ir išėjau ant savęs dirbti. Tapau nekilnojamo turto agentu. Tai vat kalbant apie nekilnojamą turtą, jūs minėjot, kad jūs grįžote į Lietuvą ir atsivežėte savo kapitalą ir, kaip man sakėt, būtent įsigijote nekilnojamo turto Lietuvoje, pradėjote nekilnojamo turto verslą Lietuvoje.
Aš norėčiau paklausti, o kodėl jūs nusprendėte grįžti į Lietuvą? Tai kaip ir postringavau pradžioj, tas toks kažkoks šauksmas, nežinau, pirmiausia, tai reikia suprasti, kad mes visi žmonės, tai išvažiuojam dėl kažkokių priežasčių, tai mano priežastis buvo mane įsivežė, ne tai, kad aš sugalvojau išvažiuoti. Tai aš tenai subrendau, bet kažkaip tai neradau savo vietos, tai atsakyti jūsų klausimą, dėl ko, tai tikriausiai prasidėjo, kad neradau savo vietos ir visai kaip neplanuotai atvykau į Lietuvą ir ačiū Dievui, supratau, kad mano vieta čia. Tai toks, sakyčiau, atsitiktinumas, bet va tavo ir norėčiau perteikti, jeigu kas nors žiūri šitą interviu ir galvoja, kaip imigrantam, man atrodo, daug atsitinka, daugeliu imigrantų atsitinka, kad jie galvoja, ką jie daro svetimoje šalyje, savo identiteto ieško, dar ką, tai grįžti į Lietuvą, apsilankyti, pasižiūrėti, kaip jautiesi čia ir gal tikrai pabus kažkas tai kaip ir man paaiškina. Žiūrėjau, jūs, kaip pasakojate, grįžote į Lietuvą 2013 metais po maždaug 17 metų Kanadoje ir grįžote netuščiomis rankomis, nieko neprašėte, įsivežėte savo kapitalą, pradėjote savo verslą, sutikote mylimą žmogų, sukūrėte šeimą, atsinaujinote pasą 2015 metais. Ir čia noriu paminėti, kad Žilvinas, begyvendamas Kanadoje, įgijo Kanados pilietybę. Ir jūs jau ją įgijote būdamas pilnametis. Teisingai? Taip, pilnametis ir vėlgi tas, manau, tu kai atvažiuoji įsibėgėjęs, kuri tenai savo gyvenimą ir gyvenimas įvyksta, tai tu kuriesi ir ką norėčiau pabrėžti, kad taip atsitinka. Žmonės bando, imigrantai bando sukurti savo gyvenimą ir tai yra natūralu, kad nori naturalizuotis, priimti kultūrą, dar ką ir vieni prigyja, kiti ne. Tai aš taip, priėmiau pilietybę ir Galiu paklausti, kokios buvo, pavyzdžiui, 2 ar ten 1 ar 3 pagrindinės priežastys, kodėl jūs pateikėte prašymą įgyti Kanados pilietybę? Tai čia, tai kaip ir bandau pasakyti, kad tai nėra kažkoks tai sąrašas ar dar ką. Mano atveju tai buvo, pirmiausia, tai tėvų apsisprendimas buvo išvažiuoti ir tas man buvo įdiegta, kad mes išvažiuojam ir gyvensim kitur. Ir kuriamės gyvenimą kitoj šalyje. Aš kitaip net nesuvokiau, kol nesubrendau, kad palaukit, gal čia, ne taip aš norėčiau, kad mano gyvenimas susiklostytų. Tai daug metų praėjo vien tik tai, kad tą suprasčiau. Taigi, tai nebuvo, kad gausiu tą 1, 2, 3, 4 kažkoks tai sąrašas. Paprasčiausiai labai banaliai galiu pasakyti, gyvenimas vyko, tu gyveni ir tu naturalizuojasi. Aš ten bandžiau ir šeimą sukurti, ir man sūnus gimė. Tai, mūsų gyvenimas trumpas, mes turim gyventi jį. Kad reziumuojant, tai pilietybę priėmėt dėl to, kad, tiesiog gyvenimas ir gyventi reikia. Ir gyventi be pilietybės šalyje, taip, tu nežinai, tu negali, tu išvažiavai, tu kuriesi gyvenimą, tu emigrantas. Tai man atrodo, daugelis emigrantų, kurie emigravo iš Lietuvos, panašiai, man atrodo, jeigu panalizavus emigrantų pasakojimus, tai jie labai panašus, sunkiai dirbo, naturalizavosi, gyveno, kabinosi, ką čia naujo galima pasakyti.
Žiūrėkit, Žilvinai, jūs vis dėlto grįžot į Lietuvą, kaip jūs minėjot, 2013 metais grįžot netikėtai trumpam ir nusprendėt grįžti visam laikui. Ir jūs grįžęs į Lietuvą 2015 metais nuėjote atsinaujinti jūsų pasibaigusio Lietuvos Respublikos paso. Ir Taip. galite pasakoti, ar jis jums buvo atnaujintas, kaip atnaujintas, ar jūsų klausė apie turimas kitas pilietybės ir kaip vyko visa procedūra? Tai va, tai šiom dienom tikrai turėjau laiko atgaminti tą susitikimą, įvykį, bet detalių labai aiškiai neprisimenu, bet pagrinde tai grįžau kelintą kartą į Lietuvą ir jau tikrai pasisėjo man tos sėklos, kad pradėjo dygti, kad turiu čia kurtis, noriu kurtis, tai turėjau seną lietuvišką pasą. Jisai buvo gal 90 kažkelintų, neprisiminsiu tikrai, ten dar paauglio nuotrauka buvo, tam pase, tai žodžiu. Jisai pasibaigęs pasas, lietuviškas, tai ką, sakau, gerai, einu atsinaujinti jo. Buvau Prienuose, mano seneliai gyveno Birštone, tai nuvažiavau Prienus, padaviau pasą, sakau, noriu atsinaujinti. Ir viskas. Ir tai ta darbuotoja pažiūrėjo į mane ir pradėjo klausinėti klausimus. Tai kur buvai? Ir atsakiau, Kanadoje, kiek laiko gyvenai, ir ar turi kanadietišką pasą. Ir aš sakau, taip, aš turiu kanadietišką pasą, tai sako, tai tu atnešk man jį, žinai. Sakau, gerai. Nuėjau į mašiną, pasiėmiau pasą, atėjau atgal ir sakau, va, prašau. Tai pasidarė kopijas ir tada priėmė mano tą pasą lietuvišką, aš dar ten kažką tai užpildžiau ir išėjau sumokėjęs. Ir viskas. O po to, kai gavau lietuvišką pasą, prisimenu, labai džiaugiausi. Tai jums Lietuvos pasas buvo atnaujintas ir aš noriu paklausti, ar Žilvinai jūs buvote, ar jūs žinojote, kad atsakydamas šitaip nuoširdžiai klausimus, kuriems buvo išduoti, ar jūs žinojote, ar buvote informuotas, kad tai gali reikšti, kad jums Lietuvos pasas gali būti neatnaujintas arba kad jūs galite būti išbrauktas iš Lietuvos piliečių sąrašų? Tikrai nežinojau. Aš kai kelis kartus apsilankiau Lietuvoje, mačiau atsinaujančią Lietuvą, tas mane džiugino, bet puikiai suvokiau, kad reikia lietuvių tos gatvės pustuštės, iš esmės, čia nėra kaip didmiesčiuose, kur aš buvęs, pripratęs daug žmonių matyti. Tai natūraliai man net nedingtelėjo, kad galėtų kažkaip tai įsivystyti, kaip dabar įsivystė, kad man atimta Lietuvos pilietybė. Tai aš iš esmės tikrai galvojau, kad atsinaujinsiu lietuvių pasą ir būsiu, kaip čia, pageidaujamas, persona grata. Persona grata, ir galėsit kurti gyvenimą tėvynėje grįžęs, kur taip laukiami lietuviai grįžtantis iš užsienio. Žilvinai, kaip jūs sužinojote, kad jūs nebesate Lietuvos Respublikos pilietis? Tai va. Tai 15 gavau, pradėjau jau labai rimtai kurtis gyvenimą čia, nusipirkau nekilnojamo turto,
susitikinėjau su mergina, rimti santykiai, apsiženijom, susilaukėm sūnaus, įsigijau daugiau nekilnojamo turto ir tai ir yra mano verslas nekilnojamas turtas, nes, kaip ir minėjau, Kanadoje aš tapau nekilnojamo turto agentu ir visas gyvenimas mano verslas yra nekilnojamas turtas. Tai aš bandžiau čia vystyti kažką tai Lietuvoje, bet dėja biurokratija yra labai, sukta, pasakysiu tą žodį, labai sudėtinga biurokratiniuose koridoriuose vystyti nekilnojamo turto verslą, tai yra vystyti daugiabučius ar kažką tai tokio. Tai natūraliai dabar turiu individualią veiklą šitą nuomodamas butus, nes aš jūs kelis turiu. Tai taip ir sužinojau. Aš gale metų atsinaujinu individualią veiklą. Lietuvoje yra verslo liudijimai, tokia, kaip čia, kategorija, kad gali įsimti verslo liudijimą ir vystyti verslą. Taip ir sužinojau, bandžiau atsinaujinti verslo liudijimus ir man iškrito VMI, tai sistemoje, tai mokesčių sistema Lietuvoje, kad aš neturiu statuso. Tai po 9 metų kūrimosi Lietuvoje aš neįspėtas praradau pilietybę ir sužinojau apie tai per mokesčių inspekcijos portalą. Žilvinai, tai vadinasi, jūs negavote jokio laiško iš migracijos departamento informuojančio jūs tom 7 eilutėm, kurios yra tradiciškai parašomos lietuviams, kurie netenka Lietuvos pilietybės, kad tos ir tos dienos pasirašytų vidaus reikalų ministrės įsakymu, jūs netekote Lietuvos pilietybės, jūs negavote jokio laiško. Aš pradėjau domėtis, kaip čia dabar buvo, kad aš neįspėtas, pavaršiau migracijos departamento duris, skambučiai, viską, susirašinėjimai, e-mailais, tai po truputį susirinkau informaciją ir buvau informuotas, kad aš buvau informuotas 2016 metais apie tai. Kad turiu pateikti kažkokius tai duomenis dėl savo pilietybės. Ir tai žodžiu, mane perspėjo 2016 metais elektroniniu paštu. Gavote laišką 2016 metais, jūs įgavote, jūs perskaitėte ir jūs pateikėte? Ne, tai čia migracijos departamentas sako, kad man jie atsiuntė elektroniniu paštu, aš to elektroninio pašto nenaudoju, aš turiu kelis elektroninius paštus ir dėja to laiško nemačiau, bet jų logika yra tokia, aš sakau gerai, tai 2015 man davėt pasą, visą informaciją pateikiau apie Kanados pilietybę ir ko jūs tenai klausėte 2015 metais ir gavau naują pasą. 2016 metais jūs paprašėte kažkokios informacijos iš manęs e-mailu, kurio aš neperskaičiau, toliau gyvenau Lietuvoje, kūriausi gyvenimą ir galiausiai 2023 man atėmėte pilietybę. Sako tai. Bet perspėjom tada 2016 metais. O Žilvinai, gal jūs galite pasakyti, ar jūs kreipėtės į migracijos departamentą, ar jums buvo pateiktas kažkoks paaiškinimas, kodėl dabar 2023 metais buvo pasirašytas įsakymas, kad jūs netekote Lietuvos pilietybės? Taip, aš tikrai daug domėjausi, kas čia įvyko. Tai šiaip ne taip įsiprašiau pasižiūrėti į savo bylutę,
kuris saugomas Sapiegos gatvėje, tai tenai toks pastatas, kur neįmanoma įeiti, kamera tik tai laukia ir jokio priimamojo nėra. Žodžiu, migracijos nervų centras, Vilnius Sapiegos gatvė. Tai sako, ten tavo bylutė saugoma, aš įsiprašiau vizito tenai ir pasižiūrėti į savo bylutę, ką jie tenai turi apie mane. Nu, tai tad susitikau su darbuotoja, kuri man parodė bylutę ir aš neturėdamas jokio kontakto su migracijos vadovais, kur bandžiau migracijos vadovų paklausti, bet šitą klausimą, ką jūs manęs klausėt, paklausiau, turėjau galimybę paklausti tos darbuotojos, sakau, 9 metai praėjo, jūs šitą informaciją turėjote 2015 metais, kodėl 23, tai po 9 metų beveik netekau pilietybės. Ir darbuotoja man pasakė, kad paprasčiausiai krūvis, labai didelis krūvis migracijos departamente, jie nespėja tvarkyti tokių bylučių kaip mano. Jie paprasčiausiai, kitais žodžiais, jie nespėja atiminėti pilietybės iš Lietuvos. Kai jūs sako tokių bylučių, tai Lietuvos pilietybės netekimo, dėl to, kad įgijo kitos valstybės pilietybę. Taip, dėl dvigubos pilietybės, taip. Beživinoje visi šitie įsakymai ministras jau pasirašyti, migracijos departamento teikimu vidaus reikalų ministras pasirašyti įsakymai dėl pilietybės netekimo, kai žmogus yra įgijęs kitos valstybės pilietybę, visi tie įsakymai yra viešai prieinami, yra e-Seimas duomenų bazėje ir jūs pilietybės netekote 2023 metų lapkričio 8 dienos pasirašytų įsakymų, 8 dieną pasirašytų įsakymų. Ta diena, nežinau, ar žinote, bet tą dieną vidaus reikalų ministrė migracijos departamento teikimu pasirašė viso 9 įsakymus, 2 buvo dėl Lietuvos pilietybės netekimo jos atsisakius, 7 įsakymai buvo dėl Lietuvos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę. Ir viso, jūs nebuvote vienintelis Lietuvos žmogus netekęs tą dieną Lietuvos pilietybės. Ta diena, Žilvinai, Lietuvos pilietybės neteko 89 žmonės. 89 žmonės. Vieną dieną. Šmaukt. Vienu parašu. 7 parašais, ne 7 įsakymai. Tai reiškia, Lietuva neteko 89 savo žmonių. Ir aš peržiūrėjau visus tos įsakymus ir tik 5 iš tų 89 žmonių yra gimę ne Lietuvoje. Tai praktiškai visi tie žmonės yra gimę Lietuvoje. Ir kitas dalykas, kuris patraukė mano akį, tai kad trečdalis tų žmonių yra gimę jau laisvoje Lietuvoje, po 90 metų. Tai yra ta laisvos Lietuvos jaunoji ateities karta. Žinai, jūs dar minėjote tokį dalyką, kad atvykęs į Lietuvą susikūrėte gyvenimą, savo jau brandaus žmogaus gyvenimą ir minėjote, kad kai jau susitvarkysiu savo, sakykime, tą praktinį gyvenimą, norėjau stoti į Šaulių sąjungą. Taip, tai čia vat, man atrodo, tame ir tragiška, kad žmonės, kurie grįžta, jie tikriausiai patriotai. Ir jie tikrai atėjus kritiškai valandai gintų Lietuvą. Tai taip, kaip jeigu nesi Lietuvos pilietis, man buvo pasakyta, kad tu negali dalyvauti pratybose, ruoštis krašto gynybai. Žilvinai, turiu paskutinį klausimą, mūsų jau laikas baigėsi. Jūs sužinojęs netyčia, visiškai sužinojęs, kad nebeturite Lietuvos pilietybės, parašėte laišką vidaus reikalų ministrei,
kurio pasidalinote ir su mumis Pilietybė LT. Ir aš paminėsiu tik vieną sakinį iš jūsų laiško ir tada paklausiu paskutinį klausimą. Jūs rašote, kad per vieną akimirką susvyravo visas mano pasaulis. Visa, ką kūriau, turiu pergalvoti. Tai Žilinai, jūs dabar jau esate suaugęs žmogus, gyvenote emigracijoje, grįžote į Lietuvą, likote be gimtosios pilietybės. Artėja referendumas, kuriame, kaip sakoma, Lietuvos tauta pagaliau susitars dėl pilietybės klausimo. Tai iki to susitarimo momento liko vos porą mėnesių, tai noriu paklausti jūsų, Žilinai, ką jūs keliais sakiniais ar vienu sakiniu, ar kaip jums jaučiasi, ką jūs norėtumėte pasakyti? Tikrai skaudu. Tai čia tikriausiai daugam atsitikę gyvenime, kad tu, kai prarandi, supranti, ką prarandi. Bet tai pusė tiesos. Aš visada branginau lietuvybę, lietuvis jaučiausi. Na, tai taip, bet žodžiu, labai skaudu, labai skaudu, kai tu prarandi, tu pradedi klausti, tai gerai, tu lietuvis ar nelietuvis, gimei čia ir prarandi pilietybę, net nežinau, ką tai reiškia pilietybė, bet vis tiek tu lietuvis, vėl skaudu, vėl nesupranti, kas įvyko, tikrai čia sunku netgi perteikti tos jausmus. Tai visiems, kas dvejoja apie ką reiškia taip ar ne, ar dvigubą pilietybę leisti turėti Lietuvos gyventojams, kurie turi kitą pilietybę, tai aš skatinčiau sakyti taip, nes aš gyva istorija, kur atvažiavau į tėvynę, negaliu įsižadėti kitos pilietybės, nes tenai turiu sūnų, ten dalis mano gyvenimo įvyko ir tai yra svetima šalis man, bet aš turiu dalį savo gyvenimo tenai ir aš turiu išlaikyti tą dalį. Aš negaliu, gal man vizos neduos, jeigu aš atsisakysiu to paso. Taigi tai atsiranda tokie dalykai, žmonės turi suvokti, kad gyvenimas įvyksta ir tie grįžę žmonės iš emigracijos, jie nori būti lietuviais, tai vėlgi aš pavyzdys, ir man 43 metai, tai ką man vėl emigruoti, kas aš nelietuvis, aš kanadietis, trečią kartą nenoriu emigruoti, mano gyvenimas per trumpas, ir tai čia gal logiška mintis, bet emocinė mintis, kur tu nori išlikti lietuviu, tu čia gimei ir aš, pavyzdžiui, noriu mirti lietuviu. Ir tai mano galutinis argumentas negali, gyvenimas įvyksta ir viskas. Tai tie, kas prieštarauja dvigubai pilietybei, susimąsto, kad žmonės nugyvenę kažkokius tai gyvenimus, jie grįžta ir nori būti lietuviais ir nori gero Lietuvai. Dėkuoju, Žilinai, aš tik pabrėšiu, kad tai, dėl ko Lietuvos tauta gegužės 12 dieną referendume turės susitarti, tai nebus apskritai platus dvigubos pilietybės kažkoks tai institutas, tarsi jo suteikimas bet kam ir dalinimas į kairę ir dešinę, tai bus vienintelis klausimas. Ar leisti gimimu Lietuvos pilietybę turintiems žmonėms, tokiems kaip Žilvinas, ją išlaikyti, jeigu jie įgijo kitos valstybės pilietybę ir ne bet kokios, o Lietuvos sąjungininkas, kaip pavyzdžiui, Žilvino atveju Kanados.
Tai linkiu tiesiog, kad prieš braukdami biuletenyje taip arba ne, brauktumėte jį atsakingai, o Žilvinui dėkoju už tai, kad su mumis susisiekė ir pasidalino savo istoriją ir linkiu sėkmės. Dėkui visiems žiniaisiams. Dėkui. Viso gero.